Labas visiems. Šiandien turiu tokį aparatą. Tai yra Ducati Multistrada V4S. Tai čia pats kaip ir naujausias modelis. Motociklas yra 23 metų. Rydą nežinau kokią, nežiūrėjau. Tai planšetė, aišku, kaip priklauso. Daug galės režimų, be raktus užvedimas, drive by wire, aišku, elektroninė galios perdavimo sistema. Toliau, aišku, čia visokių navarotų, cruise kontrolas, važiuoklės ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, išmetimas Termignoni D4, katalizatoriaus nebėra, pašalita ta dėžė, žodžiu, ir dėtas D4. Tai vat, tiesa, išmetimo angos labai mažos, tai čia spėčiau kokią vieną angą, gal 35 mm gal kokie. Tai va, bet atrodo toks kompaktiškas, simpatiškas, sportiškas. Tokie man nelabai patinka kažkaip, kur būna iki čia didžiuliai. Šitas tikrai geriau įsipaišo į bendrą vaizdą. Tai va, ką, D4, aišku, rekomenduotina sureguliuoti pagal šitą dalyką. Tai tą ir darysiu. Tokį modelį jau esu daręs. Ir kanale yra video, kiek atsimenu, man atrodo. Tai va, naujausias technologijos, aišku, Ducati sudėtos. Brembo, besismaukantis stalčius, irgi navarotas. Tiesa, kraunu akumuliatorių, nes padūso kažko, sakė, užsikūrė gerai prieš atvežant, o šiandien jau ryte viskas. Galimai quadlockas, sakė, iškraudinė. Tai va čia yra toks mygtukas, on-off. Galimai jis visą laiką užmaitintas ir siurbė mikro kažką. Akumuliatoriai pas mūsus, kaip žinot, nedidelės talpos, tai va priekis toks atrodo. Gražus, LED žibintai, man atrodo. Tai kas dar iš navarotų? Aišku, quick shifteris, auto bliperis, man atrodo, yra. Daug galios režimų, speedometras labai informatyvus, nustatymų labai daug. Tai vat, kaip ir sakiau, prieš tai BMW dariau. Čia toks bus kaip ir palyginimas. BMW prieš Ducati. Du turistai, kuris daugiau ko išvysto. Tai mocas aukštas, sunkus, aišku. Užsistum čia vienam be šansų užvažiuoti, per daug rizikinga ant trapo. Tai prašiau pagalbos, viskas tvarkoj. Tai va, apie motorą, kaip žinot, V4, V forma. Tai taip. Kiekvienas cilindras, kiekviena cilindrų pusė turi būti sureguliuota individualiai, ne taip kaip inline'as. Tiesa, ir inline'ą galima reguliuoti, kiekvieną cilindrą individualiai irgi, bet inline tipo varikliam nėra mandatori, kaip pasakyti, ne prioritetas, o privaloma. Tiksliau, tai inline'ams nėra privaloma, V formai privalomas šitas dalykas, jeigu norit, kad motoras dirbtų saugiai ir tvarkingai. Tai kiekviena pusė dirba nepriklausomai viena nuo savęs. Pas vieną uždegimo sistemą, kuro mišiniai dirba vienaip. Kitas bankas, kita variklio pusė dirba kitaip. Tai apsunkina darbą, ištempia darbo laiką. Aišku, ir tas variantas kainuoja brangiau, tokį motociklą sureguliuoti V formos. Tikrai verta kiekvieno euro. Ir
nusivilti tikrai to dalyko nereiks. Tai va, motociklas, kaip ir sakiau, naujas praktiškai. Tai kiekvieno euro tikrai verta šitas dalykas. Opa, kasiakas. Viskas, mocas nenaujas. Turi vieną kasiaką. Tai vat, daugiau kaip ir nelabai yra ką pasakot. Pradžiai matuosiu, kas yra stoke. Žiūrėsim, kokie mišiniai, ką galima išgauti, kai visada reguliuosiu ir pamatysit visus rezultatus. Nu ką, darbas baigtas. Žodžiu, istorija tokia, reikėjo čia biškį pavargt. Mocas turėjo biškį elektros problemų, su iškrovom, su gremlinais elektros, kaip pasakyt. Žodžiu, tai darbas įsitempė per kelias dienas. Smarkiai vieną dieną praradau visai čia aiškindamasis, kas čia per elektros bėdos, žinai, pas šitą motociklą yra. Tai vakar visą dieną praradau tam dalykui. Tai kaip ir sakiau, sureguliuot V4. Tai tolika tak yra reikalų. Daug lentelių, žodžiu. Tai vat, nuo įtampo šuolių buvo atsitikus problema su mocu. Tai žodžiu, dėl elektros iškrovos, elektros šuolių, kažkokių ten susiknyso, žodžiu, šitam aparatui smegenis. Ir prapuolė komunikacija su kai kuriais blokais, žodžiu, tai visą dieną sugaišau, kad išsiaiškinti, kame čia bėda ir tą bėdą pašalinti. Tai viską pavyko sutvarkyti taip, kaip reikia. Ir jau toliau galėjau reguliuoti. Vat, kad kai klausėt, kodėl, tarkim, ten sąlyginai tokia didelė suma už ten reguliavimus ir panašiai, tai žinokit, čia kartais net pagalvoju, kad net ir už tokius pinigus jau nebesinori daryti, kai pradeda lysti kokios nors bėdos. Ir po to čia viską reikia gilintis, aiškinti, ieškoti, gaišti laiką. Vat. Prarandi visą dieną, kur galėjai padaryti kitą darbą, tarkim, tenais ir panašiai. Tai vat, viskas į šitą reikalą susideda ir todėl tie dalykai, kaip pasakyti, kainuoja savo pinigus. Tai vat, apie skaičius. Tai pasakysiu taip, nebuvo tikslas iš jo kažką čia laužti, kažkokį sportinį variantą. Tai klausiau iš karto, kaip ten kas, ir priėjom tokio sutarimo, kad sureguliuot, kad mišinys būtų saugus po deketo ir panašiai, kažkokių tenai agresyvių super variantų nedaryt. Tai vat, pavyko išpešti šiek tiek arklių pikę irgi taip pat. Tai porą, aišku, nukelti ribotuvai šiek tiek, tai dabar mocas ir didesnis greitis turėtų būti maksimalus ir jisai toliau, tu prasme, trauktų toliau negu traukia prieš tai. Tai vat, prieaugiai nėra labai dideli, 4 arklio galios, 5 arklio galios, nu taip, žodžiu, per visą diapazoną 2-5 arklio galios, tai kaip ir nėra labai blogai. Kadangi išmetimas nepilnas, sportinio filtro nėra. Nu, deketas atlaisvino tą reikalą, taip, bet svarbiausias tikslas, kaip ir sakiau, buvo sureguliuoti kūro sistemą. Tai į normos ribas turiuomenį pastatyta, ne? Tai vat, gamyklinė sistema, kaip ir sakiau, prieš tai, man atrodo, pas europinius, pas V4 motorus mėgsta labai gamintojai, žodžiu, užriebinti be proto. Tai kur daręs aš esu kitus tokius variklius, tai situacija praktiškai analogiška buvo. Tai vat, matot, smarkiai per daug kūro, visam diapazone galima sakyti. Čia vat, vienoje vietoje buvo arti to, kur reikėtų, bet daugiau visas reikalas yra vat, smarkiai per daug kūro. Tai šitas tikrai čia nėra reikalinga. Tai
Matot, ir porą arklių pataisius išėjo išpešti ir mišinį sukoreguoti. Svarbiausia pikas yra ten, kur prasideda visas maksimalios galios vystymas, kad mišinys būtų saugiose ribose. Tai va, tas ir yra padaryta. Viskas yra normos ribose. Čia yra maksimalus galingumas. Tai va, dabar parodysiu kitą porą variantų. Tai va, čia yra tarpinis variantas tarp midrange ir maksimalaus galingumo. Tai pavyko taip pat. Nu, čia jau rimtesnis biškai prieaugis yra jau 18 arklio galių. Kitose vietose, kiek čia, nu, apie 10. Nu, žodžiu, visam diapazone yra, tik tai va čia va tokie va vietoj gavosi. Taip, mano eina. Toj vietoj susikirtimas gavosi dėl to, kad ir prieš tai kūro sistema buvo, žodžiu, normos ribose toj vietoj. Tai mišinys taip pat irgi čia buvo per riebus vietom. O čia tokios duobės ir į galą irgi buvo per riebus, tai irgi dabar biškį nuėmiau ten, kur nereikia. Tai čia midrange'as, žodžiu, pusė gazo, sukimo, rankenos turiu omeny. Tai va, prieaugių irgi šiek tiek yra. Tai čia toj vietoj mišinys jau buvo, nu, jau kaip ir nelabai saugus, per mažai kūro, per daug kaitimo motorui, tarkim. Tai dadėta toj vietoj, kur reikia, kad būtų arti normos ribos. Ir tiesa, nu, turistinių mocų nusiliesinti mišinį irgi taip pat nėra labai gerai, dėl to, kad jie tokie pasidaro diorganiai, kaip ten vadinasi, ne? Labai pradeda taip drigintis, tampytis, tai nėra blogai ten keliais procentais, kad tas riebumas būtų šiek tiek didesnis. Tai tas prisideda prie tokio, kaip pasakyti, tolygesnio gazo perėjimo. Nu ir mažas gazo pasukimas, mažas gazo padėtis. Tai va, ten, kur mocas toksai diorganas visas besitampantis ir panašiai, tai va, matot, koks mišinys yra, ne? Kai, nu, čia ekologija yra, ekologijos reikalas. Tai vat nuliesina to vietoj, kad pereitų ten tas visas savo euro nesąmonių reikalus. Ir vat mocas prieš tai traukė tik tai iki kiek čia 5,5 beveik štukų, po korekcijų jau mišinė jau jisai toliau, vat čia iki 7 vinioja, tai vat čia to vietoj mišinys jau kaip ir nesaugus buvo, tai dabar tikrai problemų nebus. Čia kitų cilindrų. Taip pat, va, matot, viskas išlyginta. Aha, taip, toliau, nu ką, dėl galios. Nu, yra čia tokios galios. Matot, ta linija tokia buvo labiau tokia netolygi. Po korekcijos jau tolygesnė yra, aišku. Nu, čia priekį prapisom vieną arklio galę. Bet čia matyt greičiausiai dėl to, kad ne vienodai rankeną atsukau vienodų greičių. Ir čia tas reikalas vat, būtent taip atrodo. Bet čia sureikšminti nereikia dėl to, kad 5 bėgių apkrova, tarkim, prie 2,5 atsukimo arba 3 štukų. Numot su biški yra taip, kaip pasakyti, sunku. Bet matuot reikia vis tiek nuo pradžios iki galo, kaip būtų. Tai vat, tokie reikalai su šituo aparatu. Ai, tai tiesa, visai dabar, kai surinkinėjau, prisiminiau, kad pamiršau palyginti tą S1000, kur prieš tai turistinį dariau ir šitą. Tai, nu, bet kokiu atveju, kažkaip keista, V4 į kaulus gavo tenais ant arklio galių, tai tikrai. Tai jeigu kam įdomu, ten galit kanale pasižiūrėti, yra kitas video, tai prie įvairių diapazonų taip pat yra tie galingumai. Galit pažiūrėti, kokie yra skirtumai. Tai vat, nusakau, pavargt reikia su šitais V4. Kas liečia darbo laiką ir tą visą ilgumą, nu, blin, nemėgstu aš.
nemėgstu. Aš labai ilgai reikia daryti tokius variklius, kad sureguliuoti, žodžiu, tvarkingai. Tai čia analogiškai tie visi Street Fighteriai, Panigales ten visokios ir panašiai. Tuo labiau dabar žiema, ne vasara. Čia garaže, tai duris reikia laikyti pradarytas, net ir su ventiliacija, kad vėdintųsi. Tai, žodžiu, čia stovi ir krataisi drebi, žodžiu, ir dar reikia reguliuoti visą tą reikalą. Tai vat ką. Tiesa apie išmetimą. Nu, blet. Gražus garsas. Tikrai gražus garsas. Tos angos tokias mažas, bet toksai sodrus, gilus, toks patiko man. Tikrai gražiai atrodo išmetimas. Tai va. Tokie reikaliukai. Ką, prasuksiu dar. Kaip visada galai. Nu ir ką, tiek žinių. Paka visiems.